I don't think people understand there's 100% correlation with what happens to a company's earnings over several years and what happens to the stock. If the company, McDonald's has done very well as a company, Right. the stock has done very well. People worry about too much money supply, what's happened to the price of oil, whether who's the president, who's being nominated for the Supreme Court, It's all the ozone earnings. layer. It has nothing to do. McDonald's earnings go up the next 10 years, the stock will go Yeah, up. but they 30 sekundžių Peter Lynch išminties, kuri pasakyta dar 1994 metais, bet išlieka kaip niekada ir aktuali ir šiandien šita tema. Ar vytis tų kompanijų, kurios karštos ir žinomos šią akimirkai, kas susijęs su dirbtiniu intelektu, ar šiek tiek atsitraukti ir būti kantriam ir mokėti nieko nedaryti, tai aš galvoju, public marketas yra geriausia vieta, kurią aš radau, kaip uždirbti pinigus, nes tai yra vieta, kur tu gali tapti geriausių pasaulio verslų akcininkų ir nesvarbu, ar tu už $1000 ar už $100 milijonų investuoji, tu vis vien turi jaustis, elgtis kaip įmonės akcininkas ir nesvarbu, kas yra prezidentas ir visi kiti dalykai susijęs su ozono sluoksniu ir taip toliau, kaip Peter Lynch ir sakė. Tai aš galvoju, tai yra nuostabi vieta tiem, kas turi kantrybės, gali ilgą laiką nieko nedaryti ir daryti ir būti agresyvūs tada, kai pasitaiko nuolaidos. Ir žinoma, tiem, kas mėgsta ieškoti tas nuolaidas, tai aš mėgstu ieškoti nuolaidų, nesvarbu ar akcijų rinkoje ar kažkur kitur, tai čia yra vieta, kur aš galiu save realizuoti. Ir žinoma, uždirbti pinigus, kas yra vienodai svarbu, tai jeigu gali sudėti šitos du dalykus ir save realizuoti ir uždirbti pinigus, to labiau miegant, tai yra neįtikėtinas dalykas. Tai žiūrėkit, kaip Peter Lynch ir sakė, pelnas vienai akcijai ir akcijos kaina įmonės, tai 3 pavyzdžiai, kuriuos noriu jums parodyti. Tai pirmas yra Netflix akcijos kaina, tai yra šita ryškesnė raudona čartas ir ta linija švelniau raudona, tai yra pelnas vienai akcijai. Tai taip, kaip matot, 21-22 metai buvo sušlubavimas, Netflixas praradinėjo netgi klientus ir tas pelnas vienai akcijai jis buvo šiek tiek susitraukęs ir sulėtėjęs jo kilimas. Tai kaip matot, akcijos kaina tuo metu ten krito apie 70% ir viskas ilguoju laikotarpiu sugrįžo į savo vėžes ir išsilygino. Netgi su dabartiniu Netflix akcijos kainos kritimu iki $70, netgi jeigu jūs investavote 22 metais, pasinaudojot neįtikėtinai gerą galimybę investuoti, būnant tokiai dideliai nuolaidai nuo kompanijos tikrosios vertės, tai šiai dienai jūs vis vien esat, man atrodo, patrigubinę savo investiciją. Tada perinam prie tų įmonių, kur mes iš tikrųjų investuojam ir aš esu pasiruošęs investuoti stipriai. Kaip matot, irgi akcijos kainos čartas ir pelno vienai akcijai augimo linija, violetinė spalva. Tai marketas jau yra nusprendęs realiai, kad dirbtinis intelektas nukilina ir sumažina visus konkurencinius pranašumus software kompanijų. Tai nežinau, man atrodo, čia gera yra galimybė, jeigu šiek tiek pasianalizavus ir nėra taip, kad aš daug software kompanijų suprasčiau ir galėčiau jas detaliai analizuoti ir suprasti konkurencinius pranašumus, tai ką jie daro, kaip jie ką daro, kaip jie turi pricing power ir taip toliau. Bet tos paprastus verslus, tokius kaip Intuit, programinė įranga, vertikali integracija mažiem ir vidutiniam verslam, tai vėlgi, kaip Warrenas Buffettas sako, trumpuoju laikotarpiu marketas gali būti tas girtas, toks chaotiškas, bipolinis dėdė, kur gali labai daug hiperbolizuoti ir tas įvyko, pavyzdžiui, 21 metais Intuit akcijos kaina jau nebesutapo su realybė, bet ilguoju periodu tas grįžta atgal į savo vėžes. Ir dabar
nes turim tą situaciją, kad į kitą pusę, kad akcija krenta 70%, bet įmonė toliau auga, didina pelną vienai akcijai ir tas konkurencinis pranašumas, jis niekaip neatsispindi kol kas fundamentaliai. Na ir dar viena žiauriai dislokuota kompanija, tai ir mano didžiausias šiai dienai betas per visus savo portfelius, už didžiausią sumą aš esu įsigijęs Duolingo kompanijos akcijų ir pastoviai šneku apie šią kompaniją, tai neišsiplėsiu, bet dislokacija yra didžiulė tarp pelno vienai akcijai ir įmonės akcijos kainos. Tai čia vienas iš tų pavyzdžių, kur aš įsivaizduoju visiškai atvirkščiai, negu įsivaizduoja marketas, kas nutiks su šia kompanija. Ir klausantis ketvirčio ataskaitų, susidarau įspūdį, kad kaip ir jie patys pasako, kompanija per porą metų sukūrė daugiau turinio, mokymosi turinio, tiek šachmatais, tiek kalbų mokymosi, tiek muzikos mokymosi, matematikos mokymosi, padarė daugiau negu porą metų, negu per paskutinius 10 metų, negu per pirmus 10 metų, kai veikia bendrovė. Kitas pavyzdys, per pirmą ketvirtį šių metų jie sukūrė daugiau turinį negu per pereitus visus metus, kada jau buvo tie įrankiai dirbtinio intelekto naudojami ir visus pereitus metus, bet tas sugebėjimas, kaip tu gali įdarbinti, mažiau slopina dirbtinis intelektas ir kaip tu gali sukurti daugiau kokybiško turinio, tai pažiūrėsim, kaip susiklostys ilguoju periodu ir su Duolingo akcijos kaina. Įdomumo dėliai dar galim pažiūrėti techninę analizę, tai čia toks dalykas, kur aš retai darau, kas liečia sprendimus investuojant, bet kartais susigaudyti rinkos šituose judėjimuose yra neblogai. Tai kaip pavyzdys, situacija su Duolingo akcijos kaina yra tokia, kad 25 metais gegužės mėnesį išėjo toks citrinį reportas, kuris numatė į ateitį, kas bus visom software kompanijom. Tai yra tiesiog žurnalistų, mėgėjų, investuotojų raportas palietęs visą pasaulį, sušokiravęs ir taip susikūrė tie sentimentai, kartais negali paaiškinti kodėl, bet tiesiog taip įvyksta. Ir po šito raporto visos software kompanijos ir Duolingo, kadangi buvo tikrai smarkokai pervertinta tuo metu, tai kritimas nuo 500 su viršum iki žemiau 300 iki $318 už akcijos kainą ir tada 25 metais rugpjūčio mėnesį išėjo Google Translate mokymosi įrankis, tai kiekviena tokia naujiena dar labiau tą sentimentą sužlugdo, tai nuo 318 kritimas tada iki 265 ir tada trumpalaikis akcijos kainos atsigavimas ir tada totalus kolapsas ir tęsimas kritimo, tada kai maždaug 26 metų sausio mėnesį dar viena bloga naujiena, tai čia ChatGPT irgi išleidžia savo vertimo įrankį ir toliau akcijos kaina krešina, iki kol jinai stabilizuojasi ir kažkur šiuo metu vasaris, kovas, balandis, gegužė, birželis, liepa akcijos kaina yra stabilizavusi tarp 100 ir 130. Tai sukuria įvaizdį tokį, kad akcijos kaina yra tokioj akumuliaciniai būsenoje ir man atrodo, aišku, mes pradėjom užsipirkinėti anksčiau ties 160 kažkur tai čia, galbūt per anksti, ką padarysi, esmė yra ilgasis periodas. Tai ką aš noriu pasakyti su šituo, kad man atrodo labiausiai neigiamo sentimento toks įvykis įvyko kaip tik neseniai, Liepos 8 dieną. Šią vasarą ChatGPT išleido patobulinamą dar tokį įrankį, kur tu gali gyvų metu šnekėti ir versti visas beveik
įmanomas kalbas, be jokio sustojimo, be jokios frikcijos, be jokio trūkdžio. Tai man atrodo, stipriausias įrankis, kuris pagal šitą naratyvą turėtų nukilinti Duolingo, bet kadangi, mano supratimu, akcijos kaina jau įvertintos yra visos šitos neigiamas naujienos, tai akcijos kaina dėl šitos naujienos ne tai, kad krito, bet augo arba išliko plius minus tokia pati. Tai, sakau, pagrindinė žinutė yra surasti tą akumuliacinę fazę ir sugebėti, šaltų protų daryti DCA, dollar cost average, užsipirkinėti akciją žema kaina, tai šią akimirką tą ir stengiuosi daryti. Tačiau, viena rizika dar yra, tai ketvirčio ataskaitos dažnai būna tas taškas, kur, jeigu kompanija nepasiekia tų minimalių lūkesčių, kokie buvo iškelti analitikų, tai, tas krešas, tikrai aš nesakau, kad jisai dar yra pasibaigęs, tai nežinau, palauksiu turbūt iki rugpjūčio 5, iki sekančios ketvirčio ataskaitos ir matysim, kaip mes toliau ar dar agresyviai užsipirkinėsim Duolingo už brangiau ar už pigiau, čia bus toje vietoje klausimas. Ir šiaip 3 svarbiausios ketvirčio ataskaitos ateinančiam savaitėm, tai ASML jau yra įvykusi, litografinių mašinų, Europos gamintojos, monopolis. Antrą kartą pakelta prognozė buvo 26 metam. Tai labai stiprus momentas kompanijai. Antra svarbiausia bus Liepos 22 Google ataskaita, tai žiūrėsim, kaip sekasi su cloudu, žiūrėsim, kaip sekasi su dirbtinio intelekto monetizacija, žiūrėsim, ar Google'as nepadidins kapitalo išlaidų, kas, nežinau iš tikrųjų, kaip sureaguos rinka į tai, jeigu dar bus padidintos išlaidos kapitalui ar ne, tai matysim ir būtinai pranešiu, tik tai pranešiu jau šiek tiek vėliau. Būsiu išvykęs Liepos gale, rugpjūčio pradžią, tai ir mėnesinė ataskaita, ir visas kitas naujienas iš manęs išgirsite jau rugpjūčio 6 dieną. Tai ačiū visiems, kas žiūrite ir iki susimatymo visiems kitą kartą.